Pastarosiamis valandomis Jordanijoje skamba sirenos, o JAV piliečiai gauna įspėjimą iš ambasados likti netoli slėptuvės. Sirenos taip pat suveikė prie Amerikos bazių Irake. Dabar Persijos įlankos valstybės yra budrios. Izraelis atidžiai stebi situaciją. Ir Irano vadovybė patiria spaudimą iš radikalų po to, kai prezidentą Pešeškijaną ir užsienio reikalų ministrą Arakčį už derybą su Vašingtonu užpuolė režimo šalininkai. Aleksas Šlosas pateikė naujausią informaciją. Po prezidento Trumpo perspėjimo JAV kariuomenė surengė naują smūgių bangą Irano viduje, taikydamasi į oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimo sistemas, raketų ir dronų bazes, karinio jūrų laivyno pajėgumus ir kitą karinę infrastruktūrą palei Irano pakrantę. Vašingtonas teigia, kad šis smūgių banga buvo platesnė nei ankstesni atsakomieji smūgiai, vykdyti esant trapioms paliauboms su Teheranu, ir buvo atsakas į Irano išpolius prieš komercinius laivus, plaukiančius per Hormuzo sąsiaurį. Prezidentas Trumpas dabar perspėja, kad bet koks tolesnis išpolis sulauks daug griežtesnio JAV atsako. Mes ką tik smogėme jiems labai stipriai ir sakau, kad smogėme jiems santykių 20-1. Kiekvieną kartą, kai jie smogs mums, mes smogsime jiems 20 kartų. Ir mes tai padarėme praėjusią naktį. Jie šiandien padarė šitą, bet tai iš tikrųjų buvo atsakymas už praėjusią naktį. Jie iš tikrųjų pataikė į 3 laivus, ne į 2. O kai jie smogė, mes atsakome daug stipriau. Iranas teigia, kad Amerikos smūgiai pažeidė su Vašingtonu pasiektą supratimo memorandumą. Ir IRGC teigia atsakė tuo pačiu, prisimdami atsakomybę už atakas prieš JAV karinius objektus visame Persijos įlankos regione. Bahreine pasigirdo sirenos. Kuveitas pranešė, kad jo oro gynyba atrėmė raketas ir dronus, o Kataras trumpam paskelbė saugumo aliarmą, o netrukus paskelbė, kad pavojus praėjo. Tačiau Donaldas Trumpas tvirtina, kad Iranas vis dar desperatiškai siekia susitarti, o Kataras ragina šalis įgyvendinti supratimo memorandumą, skirtą išlaikyti paliaubas. Jiems beveik nieko nebeliko ir jie taip nori sudaryti susitarimą, kad ką tik paskambino. Jie labai nori susitarti, tik nežinau, ar jie verti susitarimų. Nežinau, ar jie laikysi susitarimų. Štai kur problema. Tuo pačiu metu Irano vadovybė susiduria su spaudimu iš vidaus. Po to, kai griežtos linijos šalininkai užpuolė prezidentą Masudą Pezeškianą ir užsienio reikalų ministrą Abbasą Arakčį per Chamenėjaus laidotuvės, apkaltinę juos režimo išdavimu dėl derybų su Vašingtonu palaikymo. Tiesą sakant, tai šiek tiek beprotiška. Izraelis taip pat atidžiai stebi situaciją. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir gynybos ministras Izraelis Katsas surengė specialų saugumo pasitarimą. Izraelio gynybos pareigūnai teigia, kad IDF išlieka aukštoje parengtyje. Regionui dabar kyla klausimas, ar tai dar vienas spaudimo etapas prieš atnaujinant diplomatiją, ar paliaubų žlugimo pradžia. Studijoje kartu su manimi daugiau aptarti yra ambasadorius Markas Regevas, buvęs Izraelio ambasadorius Jungtinėje karalystėje, taip pat buvęs vyresnysis patarėjas ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahui, bei saugumo analitikas Jonkas Vlapinas, laidos Roz Handler report vedėjas. Ponai, ačiū, kad esate su manimi i24 News English studijoje. Jonkai, pradėkime nuo taikinių, kuriuos, kaip žinome, Jungtinės valstijos iki šiol atakavo Irano viduje. Žinome, kad Iranas taikosi į vadinamas amerikiečių bazės visame regione. Bet iš tikrųjų, kokius taikinius Jungtinės valstijos svarsto, kad smogtų režimui, neperžengdamos žemo eskalacijos slenksčio ir kol kas neišprovokuotų platesnio atsako? Taip, tikrai. Iranas bando išbandyti savo ribas, siekdamas įtvirtinti savo kontrolę ties Hormuzu. Tai buvo pagrindinis ginčo taškas nuo pat to momento, kai buvo pasirašytas šis labai ydinga, kai kas sakytų, mirtinai ydinga nesusipratimo memorandumas. Žiūrėkite, galų gale šie taikiniai nėra atsitiktiniai. Mes matome, kad CENTCOM iš esmės vis plačiau taikosi į Irano gebėjimą primesti savo valią Hormuzo sąsiauryje. Dauguma šių taikinių yra pietinėje Irano pakrantėje. Kalbame apie radiolokacinio stebėjimo stotis. Kalbame apie priešlaivinės sparnuotąsias raketas, IRGC katerius, kurie naudojami priekabiauti prie bet kokių naftos tanklaivių, plaukiantiems maršrutu, kuriuo Iranai nenori, kad jie plauktų, tai yra palei Omano pakrantę. Jie nori priversti visą eismą vykti palei Irano pakrantę, kad galėtų imti vadinamuosius mokesčius ir iš esmės dominuoti Hormuzo sąsiauryje. Štai ką jie čia bando padaryti. Ir dėl to, manau, jie apsiskaičiavo. Per pastarąsias 2 dienas jie prarado nemažai pajėgumų. Bet manau, kad JAV, nepaisant prezidento Donaldo Trumpo komentarų, vis tiek nori, kad šis susitarimo memorandumas būtų sėkmingas. Dėja, sakau, žinote, manau, kad šis susitarimo memorandumas yra labai ydinga. Bet vis tiek manau, kad jie nori, jog jis būtų sėkmingas ir Iranui taip pat. Taigi matome, kaip jie vieni kitus bando. Niekas nežino, kur tai nuves. Na, ambasadoriau Ragibai, girdite prezidentą ir jis sako, kad Iranai vis dar nori susitarti, nepaisant to, ką rodo jų veiksmai.
Dėrybos turėjo būti atnaujintos Liepos 11-ąją. Ar yra kokių nors požymių, kokia iš tikrųjų šiuo metu yra diplomatijos padėtis? Maniau svarbu, kad žiūrovai suprastų, jog dabar esame 60 dienų dėrybų laikotarpio viduryje, per kurį sprendžiama, kas turėtų įvykti po šių 60 dienų. Ir mes matome, kad nėra pagrindinio supratimo, kas turėtų vykti pereinamojų laikotarpių, nors visi manė, kad buvo pasiektas susitarimas. Ir manau, kad tai yra svarbiausias klausimas čia. Tam tikrą paguodą ir net atsargų optimizmą man suteikia tai, kaip elgėsi prezidentas Trumpas. Nes jis sako, kad jūs nesilaikote susitarimo memorandumo nuostatų, kurioms įsipareigojote. Iranas įsipareigojo laikyti Ormuzo sąsiaurį atvirą ir nesikišti į jūrų eismą. Ir vis dėlto mes vėl ir vėl matėme, kaip Iranai taikosi į laivus, kurie, kaip ką tik sakė Jakovas, nori plaukti Omano pusėje sąsiaurio ir panašiai. Ir iš esmės man patinka prezidento Trumpo griežta pozicija. Jis sako Iranams, kad jie negali žaisti žaidimų. Jūs įsipareigojate tai padaryti. Jūs pažeidėte savo įsipareigojimus. Ir manau, todėl mes išgirdome labai griežtą kalbą iš Turkijos, kai jis lankėsi NATO viršūnių susitikime. Jis sako, jūs Iranai sudarėte susitarimą, bet jo nesilaikote. Ir Jakovas taip pat teisus, nes pasibaigus 60 dienų laikotarpiui, jiems teks imtis rimtų veiksmų ir aptarti branduolinę programą. Jei jūs negalite susitarti dėl to, ką darote šiandien ir dėl to, kas tariamai jau buvo sutarta, tai kaip galima tikėtis pasitikėjimo sprendžiant tikrai sudėtingus klausimus, tokius kaip Irano branduolinė programa? Šią temą noriu pakviesti dar vieną svečią, Brianą Katulį, vyresnį bendradarbį iš Artimųjų Rytų instituto. Brianai, ačiū, kad esate su mumis per 24 News English. Jūs ką tik girdėjote ambasadorių Marką Regevą. Jis sako, kad susitarimo memorandumas buvo skirtas sustabdyti apšaudymą. Jis turėjo atverti Hormūzo sąsiaurį. Nei vienas iš šių dalykų šiuo metu nevyksta. Ar susitarimo memorandumas iš esmės jau žlugęs? Ar mes grįžome į pradžią, ar bent jau į tą tašką, kuriame buvome prieš 3 savaitės, kai šis memorandumas dar nebuvo pasirašytas? Panašu, kad taip ir yra. Turiu omenyje, manau, kad jūsų du kiti svečiai buvo gana mandagus. Šis susitarimo memorandumas yra nuolaidžiavimo susitarimas. Tai prezidentas Trumpas, kuris dėja yra silpnesnėje pozicijoje ir bando pataikauti Iranui. Pagal visus požymius tai turėtų būti pasibaigę, bet atrodo, kad taip nėra. Nežinau kodėl. Prezidentas Trumpas toliau siunčia prieštaringas žinutes. Jis turi savo viceprezidentą J.D. Vance'ą, kuris, manau, palaiko tokį požiūrį. Bet manau, kad šis naujausias apsikeitimo ugnimi etapas parodo, jog Trumpo administracija nežino, ką daro. Ji nesitarė su kai kuriais artimiausiais mūsų partneriais artimuosiuose rytuose, įskaitant Izraelį ir daugelį Persijos įlankos valstybių. Ir pamatysime, kas bus toliau. Manau, kad mes esame tokioje situacijoje. Nuo maksimalaus spaudimo Iranui per pirmąją Trumpo kadenciją perėjome prie maksimalaus neapibrėžtumo. Nes nemanau, kad net pats prezidentas Trumpas žino, ką darys toliau. O kaip dėl Kataro? Kataro užsienio reikalų ministras surengė atskirus aukšto lygio pokalbius su Irano, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnais. Kaip tokie tarpininkai kaip Kataras bando manevruoti šioje neapibrėžtoje situacijoje? Manau, jie greičiausiai skuba išsiaiškinti, kas iš tikrųjų priima sprendimus Irane. Turiu omenyje ne tai, kad Irano režimas per pastaruosius 40 metų buvo geri žmonės, bet vienas šio karo šiemet rezultatas yra tas. Manau, kad tai galbūt atvedė prie dar labiau radikalių, bet tikrai mažiau nuspėjamų lyderių Irane, kurie vis dar valdo šalį. Jokio veiksmingo režimo pasikeitimo neįvyko. Mes iš tikrųjų netgi dar nekalbame apie branduolinės programos būklę, kuri buvo ir turėtų būti pagrindinis dėmesys, tačiau taip nėra, nes kodėl? Ormuzo sąsiauris, kuris buvo atviras vasario 27-ąją dieną prieš karą, tebėra uždarytas. Irano lyderiai, kurie vis dar kontroliuoja situaciją, naudoja tai kaip svertą, ir jie naudoja šį kaip vienas iš jūsų kitų svečių pavadino nesusipratimo memorandumą. Aš tai pavadinčiau nuolaidžiavimo susitarimu iš Trumpo perspektyvos, nes jis žino, kad čia Jungtinėse valstijose yra politiškai silpnesnis. Ir ekonominis skausmas, kurį Irano režimas dabar sukėlė tokiose vietose kaip Amerika, tam tikrą prasme susilpnino Trumpą. Ir jis iš tikrųjų labai desperatiškai bando čia rasti kažkokį sprendimą. Tai mūsų grąžina prie vieno pagrindinių kritikos punktų dar prieš pasirašant šį supratimo memorandumą. Kol Iranas turi bent kokių nors galimybių ir tiki, kad dabar kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Nesvarbu, kokius dokumentus jie pasirašys dabar ar ateityje, kaip galime išspręsti problemą dėl šio siauro vandens kelio, kurį Iranas dabar nori kontroliuoti.
Manau, kad su dabartiniais lyderiais, kuriuos turime Teherane, to padaryti negalima. Ir nėra aišku, nes prezidentas Trumpas, jei pažiūrėtumėte į jo pasiekimus pasauliniu mastu, iš tikrųjų nėra labai geras, kuriant ilgalaikius diplomatinius susitarimus. Nežinau, ar visi prisimenate, kai jis teigia, kad per vieną dieną užbaigs Rusijos karą prieš Ukrainą. Praėjo 1,5 metų nuo jo administracijos pradžios, jam to nepavyko padaryti. Ir manau, kad iš dalies taip yra todėl, kad jis nesugeba kurti koalicijų. Grįžtu prie to, ką sakiau anksčiau. Tikriausiai turėjome šiek tiek atidžiau pasitarti su savo kariniu partneriu šiame kare, Izraeliu, dėl šio susitarimo memorandumo. Mes tikrai turėjome atidžiai pasitarti su tomis Persijos įlankos valstybėmis, kuriuose turime bazes ir turėjome sukurti koaliciją. Problema ta, kad prezidentas Trumpas yra priklausomas nuo savo performatyvios diplomatijos stiliaus. Ir norėčiau, kad būtų geriau. Norėčiau, nes Amerika iš tikrųjų yra karinė galybė. Karinių požiūrių stipresnė, manau, kad Amerika ir Izraelis čia turi moralinį pranašumą prieš Irano režimą. Tačiau kažkodėl mes gana stiprias kortas išnaudojame gana silpnai. Ir manau, kad būtent tai dabar vyksta su prezidentu Trumpu. Bražėnas Katulis, tai labai malonu Jūs matyti į 24 News English eteryje šiandien. Ačiū už šią įžvalgą. Ačiū Jums. Grįžtant čia į studiją, Markai, kai kalbame apie šį susitarimo memorandumą, daugelis žmonių Izraelyje, daugelis Izraelio lyderių nuo pat pradžių jį kritikavo. Ar gali būti, kad tai, ką matome dabar, būtų naudinga Izraeliui, jei susitarimo memorandumas pradeda byrėti? Visų pirma, manau, kad dar nėra aišku, ar susitarimo memorandumas baigėsi ar ne. Turiu omenyje, Trumpas dar neatmetė tokios galimybės. Ir galima šį pastarąjį apšaudymą vertinti kaip prievartinę diplomatiją. Kitaip tariant, jūs nesilaikote savo susitarimo dalies. Mes jūs apšaudysime tol, kol laikysitės. Taigi, iš šios perspektyvos, kaip jau sakiau anksčiau, galima turėti šiek tiek atsargaus optimizmo. Arba iranai supras, kad jie turi laikytis savo susitarimų su Amerika ir tesėti pažadus, o jei ne, už tai sumokės kainą. Amerika nebijo panaudoti jėgos. Ir galbūt tai reiškia, kad šis procesas gali būti sėkmingas. Nes aš tikiu, kad Iranai darys nuolaidas tik tada, jei taip sakant prie jų galvos bus pridėtas ginklas. O jei ne, tai aišku, kad amerikiečiai rodo, jog yra pasirengę grįžti prie aukštesnio kovos lygio. Ir manau, kad tai yra gera žinia. Tai vienintelis būdas įspręsti šią problemą diplomatiškai. Jei Iranai supras, kad jei jie ims išsisukinėti, vilkinti ir vėl žaisti tos pačius žaidimus, kuriuos esame įpratę matyti, jie automatiškai sulauks karinio smūgio. Ir galbūt tai turėtų suteikti vilties tiems žmonėms, kurie nori, kad diplomatija pasisektų. Nes tai yra vienintelis pagrindas, kurio diplomatija gali būti sėkminga. Gerai, na tuo tarpu po to, ką šiandien matėme, po sirenų, kurios skambėjo prie Amerikos bazių Erbilyje ir Bagdade, dabar taip pat pasirodė pranešimų apie drono ataką smogusią Irano kurdų opoziciniai grupiai netoli Erbilio. Šiuo metu nepranešama apie aukas. Daugiau aptarti dabar prisijungė Intifad Khanbar, kurdų apsaugos veiksmų tarybos pirmininkas Vašingtone, taip pat buvęs Irako ministro pirmininko pavaduotojo atstovas spaudai. Intifadai, labai malonu Jūs matyti su mumis į 24 News English laidoje šiandien. Remiantis naujausiamis ataskaitomis, atrodo, kad kurdų pajėgos vėl patiria išpuolius, kai JAF ir Iranas apsikeičia ugnimi. Kodėl jie vėl atsidūrė taikiklyje? Na, labas rytas iš Vašingtono, Nikolė. Ačiū. Manau, kas vyksta dabar yra tai, kad Iranas niekada nenustojo pulti kurdų opozicijos, Irano kurdų opozicinių grupių Kurdistane ir Irako Kurdistane. Ir manau, viena didžiausių problemų yra ta, kad kurdų vyriausybė neturi jokios oro gynybos. Dėka Jungtinių Amerikos valstijų buvo ginamas Erbilis ir dalys Irako Kurdistano nuo Irano agresijos raketų ir dronų. Ir jie atliko nuostabų darbą, tačiau vis tiek kurdų pešmerga, kovinė kurdų vyriausybės jėga, neturi oro gynybos. Todėl mes labai stengiamės Vašingtone įtikinti Jungtines valstijas suteikti kurdų vyriausybei šias oro gynybos sistemas. Problema ta, kad jie turi apeiti Bagdadą, nes Kurdistanas yra Irako dalis. Ir atspėkite ką? Bagdadas labiau palaiko ryšius su Iranu ir jie neleis, kad tai pasiektų Kurdistano regioną. Taigi mes turime turėti tiesioginę jungtį ir Jungtinės valstijos turi pristatyti šias oro gynybos sistemas, kurios yra gyvybiškai reikalingos Kurdistane, kad apsaugotų 6 milijonus kurdų, Kurdistano vyriausybę ir jų civilizuotą visuomenę. O kaip dėl naujausių išpuolių prieš Amerikos bazes Irake? Ką Iranas gauna puldamas šias bazes?
Irakas akivaizdžiai yra tempiamas į dvi pusės - tai Vašingtonas ir Teheranas. Ar Iranas tokiamis atakomis bando prisitraukti Bagdadą arčiau savęs? Na, Nikolė, dėja, dėl buvusių JAV administracijų, tiksliau Obamos ir Bideno administracijų, Iranas tapo chuliganu artimuosiuose rytuose. JCPOA iš esmės buvo skirtas apriboti Irano branduolinius pajėgumus, tačiau žmonės nepastebėjo svarbiausio dalyko. Irano problema yra ne tik branduolinis klausimas, bet ir paramos teikimas milicijoms, išpoliai regione, įskaitant Izraelį, Jungtinius Arabų Emiratus, Persijos įlankos šalis, visas JAV sąjungininkės, strateginės ilgo nuotolio raketos. Taigi yra daugybė klausimų, kuriuos reikia pašalinti Irano galioje, prieš sakant, kad turime taiką, stabilumą ir nuolatinę taiką artimuosiuose rytuose. Priešingų atveju Iranas ir toliau terrorizuos artimuosius rytus, nes šią valdžią valdo banditai, žmonės, kurie yra apokaliptiški. Jie neturi jokio logiško mąstymo. Ir mes turime pašalinti šią grėsmę vienu ar kitu būdu. Na, kai žiūrime į visuomenės nuomonę apie režimą tiek Irake, tiek Irane, šiandien yra paskutinė Kasemo Soleimanio laidotuvių diena, kurios vyko iš Irano į Iraką ir dabar grįžo atgal paskutiniai laidojimo ceremonijai. Jeigu jo sūnus, naujasis aukščiausiasis lyderis Muqtada al-Sadras šiandien nepasirodys, kaip tai galėtų dar labiau pakenkti visuomenės nuomoniai ar net pasitikėjimui režimu. Na, aš sakiau čia jūsų laidoje, Nikolė, jei prisimenate, kad Iranas ketina panaudoti šias laidotuvės kaip galios demonstravimą ir būdą parodyti savo jėgą. Tačiau Irano vilajato al-Fakiho doktrinoje yra toks dalykas kaip al-Takija, kuris reiškia apgaulę. Melavimas yra teisėtas ir religiniu požiūriu priimtinas. Taigi aš nesistebėčiau, jei Mušarafas būtų miręs, pusiau miręs arba vegetuojantis, o jie vis dar sakytų, kad jis funkcionuoja. Nes meluoti pagal šią Takijos doktriną yra priimtina, norint apgauti priešą. Tai kaip galima sudaryti susitarimą? Kaip galima turėti susitarimo memorandumą ar ilgalaikį susitarimą su režimu, kurio valstybės valdymo pagrindas yra melas pagal Takijos doktriną? Antifat Kambarai, labai malonu Jūs matyti šiandien 24 News English laidoje. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Grįžtančiai į studiją, Jakovai, kai žiūrime į laidotuvės, Libanas, Saudo Arabija, Kataras, visi jie atsiuntė delegacijas į Chamenėjaus laidotuvės. Šalis, kurios to nepadarė. Palaukite, Jungtiniai Arabų Emiratai. Ar tai yra ženklas ne tik naujos diplomatinės, bet ir saugumo sistemos, kurią dabar matome regione? Manau, tai rodo, kad nebėra bendro Persijos įlankos požiūrio į Iraną. Visi eina skirtingomis kryptimis. Nebėra bendros Persijos įlankos politikos. Visa tai jau istorija. Ir mes net matėme, kaip Emiratų komentatoriai šaipėsi iš Saudo Arabijos, sakydami, manote, kad elgiatės strategiškai siųsdami žemo rango delegatus į laidotuvės? Jūs nesate strategiški, jūs tiesiog žeminate save. Ši šalis, Islamo Respublika, paleido raketas į mus visus, o jūs siunčiate delegatus į to žmogaus, kuris sukūrė šią karo mašiną, laidotuvės. Tai pažeminimas. Ir tai buvo aiškiai pasakyta Emiratų komentatorių. Ir aš tikiu, kad tokie komentarai nėra daromi, jei jie negauna karališkojo dvaro pritarimo tokiose šalise. Taigi, manau, mes matome labai didelį skilimą tarp Joitspio ir Saudo Arabijos, kalbant apie tai, kaip elgtis su Iranu. Ir žinote, mes matome, kad tokios didelės šalis kaip Saudo Arabija ir taip pat Kataras mėgsta kalbėti dviprasmiškai ir žaisti dvigubą žaidimą, kai kalbama apie Iraną ir apsidrausti. O kitos šalis, visų pirma jie, imasi daug drąsesnio ir tiesioginio požiūrio, stiprindamos alijansą su Izraeliu ir tikėdamasi, kad Jungtinės valstijos susipras dėl Irano. Visa tai tikrai turi ir karinių pasiekmių. Turėjome ne vieną pranešimą apie Izraelio geležinio kupolo bateriją Javnėje. Ir tai ne tik geležinis kupolas. Galime įsivaizduoti įvairaus lygio žvalgybinį ir operatyvinį bendradarbiavimą tarp šių dviejų šalių prieš bendrą priešą. O kitos Persijos įlankos šalis
sakyčiau, daug mažiau drąsiai bando apsidrausti. Na, ambasadoriau Redžai, kai žiūrime į retoriką sklindančią iš šios laidotuvių procesijos pastarosiomis dienomis, girdime šūkius - mirtis Amerikai, mirtis JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Net ir šiandien, paskutinę dieną, buvo išskleistas milžiniškas transparantas su užrašu anglų kalba - Mes nužudysime Trumpą. Akivaizdu, kad tai žinutė Vašingtono dėrybininkams ir pačiam JAV prezidentui. Ar tai turi kokių nors pasiekmių vykstančioms dėryboms ir tam, ką pats Trumpas galvoja? Yra sena patarlė, ką matai, tą ir gauni. Ir tai tiksliai atspindi, kaip revoliucinis režimas Irane mato pasaulį. Ir Iranas visada sakė, kad Jungtinės valstijos yra didysis šėtonas, o Izraelis mažasis šėtonas. Nenorime įžeisti mūsų Europos žiūrovų, bet Europa tikriausiai yra vidutinio dydžio šėtonas. Taip, tai fanatikai, tai revoliuciniai fanatikai. Henris Kissingeris, daug protingesnis už mane, pasakė, kad problema ta, jog Iranas nėra šalis, tai idėja. Kitaip tariant, jų tikslas - skleisti islamo revoliuciją. Todėl Izraelis visada taip nerimavo dėl jų branduolinės programos ir paramos terorizmui. Ir manau, kad Donaldas Trumpas, bent jau tikiuosi, bet manau, kad ir jis tai supranta. O kaip dėl laidotuvių, nes Jakovas tai paminėjo? Žiūrėkit, iraniečiai tikrai gavo antausį, jei pažiūrėsite, kas dalyvavo laidotuvėse. Žinoma, mums nepatiko, kad ten nuvyko Libano gynybos viceministras, o Saudo Arabija atsiuntė savo užsienio reikalų viceministrą, taip. Bet išskyrus pakistaniečius, kurie atsiuntė savo prezidentą, tiesa? O apie pakistaniečius mes jau esame kalbėję šioje laidoje anksčiau. Pakistaniečiai yra siaubingi, kai kalbama apie bet ką, kas susijęs su artimųjų rytų taika. Taip, jie visiškai neprisideda. Atrodo, kad jie palaiko glaudžius ryšius su pačiais radikaliausiais elementais. Bet rusai atsiunčia buvusį prezidentą, kuris neturi jokios įtakos, tiesa? Ir tai yra jų artimiausias draugas. Kinai, kurie taip pat laikomi jų artimais draugais, atsiunčia užsienio reikalų viceministrą, tiesa? Ir viena po kitos šalys siunčia žemo rango diplomatinius atstovus. Tai antausis islamo režimui. Tai parodo jų diplomatinę izoliaciją. Tiesa, pietų afrikiečiai, kurie nėra Izraelio draugai, nieko neatsiuntė. Kažkas vyksta. Tikrai palaukime ir pažiūrėkime, kaip viskas klostysis, ypač čia regione. Markas Regas, Jakovas Lapinas, puikiai jūsų abiejų analizė. Ačiū.